Aš toks laimingas. Kaip mūsų vestuvių diena. Prisiekiu, aš tavęs daugiau niekada neįskaudinsiu. Meilė viską pakelia, viską ištveria, viskuo viliasi, viskuo tiki. Meilė niekada nesibaigia. Pameni? Skambėjo mūsų vestuvių diena. Dabar šitie žodžiai kažkaip kitaip nuskamba. Tam ir bėda, kad man jie dabar visiškai kitaip skamba. Ką turiu minį? Aš nebegaliu taip, Mariau. Nuo tavęs laukiasi kita moteris. Tu išdavai mūsų Ievutę. Ir dar apvogiai. Aš neėmiau tų pinigų, aš to prisiekiu. Mariau, tai kas buvo vakar, aš nesikaliu. Aš myliu tave. Ilgiuosi tavęs. Bet tai nėra tiesa. Tu nebesi tas pats Marius, kurį aš pamilau. O aš nebesu ta pati Auksė. Aš nemyliu Robertos. Prisiekiu tau. Taip, aš pasielgiau niekšiškai. Jį laukiuosi tikrai. Nesiteisinu, aš visą gyvenimą maldausiu, kad atleistų man. Bet viskas, ko man reikia, tai tik tu ir Ieva. Viskas. Su Ievute aš to leisiu matytis, aš nenutrauksiu jūsų ryšio, bet tai, kas liečia mus? Auksė. Auksė, mes ką tik mylėjomės. Tu buvai mano, aš tai jutau, mes troškom to paties. Kodėl tu dabar taip sakai? Mes skiriamės. Ne, Auksė, nedaryk to, prašau. Prašau, tu ir Ieva viskas, ką aš turiu. Tu pirmas tai padarei. Tai būk malonus. Išėjai gerai, kad Ievutė tavęs nepamatytų. Dabar mano gyvenimas tik Ieva ir darbas. Nesiruošiu savęs gailėti. Ir jūs manęs tik negailėkit. Tai mes negailim tavęs, mes ten didžiuojamės, tu iš tikrųjų esi žiauriai stipri. Siunčiu visas vyras į pragarą. Puiku, tuomet man lieka apsižavęs moteris. Praeik. Panas, mums jau reikėtų iš čia varyti. Galim pasikalbėti? Kalbėk. Kaip tu sužinojai? Tai va, kas tave domina? Aš tiesiog norėjau, kad aš pats būčiau kažkaip pasakęs, aš laukiu tinkamo laiko, bet neatsirado. Tai renkės ją, ne savo šeimą. Jinai mano gyvenime jau labai seniai yra, jinai buvo prieš tave, prieš mus. Ir tu nori pasakyti, kad tu buvai mane ištikimas dar prieš mūsų santuoką? Ne, aš ne tą noriu pasakyti, aš tave mylėjau, aš tave
Gerbiu, tu esi nuostabus žmogus, tu esi nuostabi mama, bet mano širdis priklauso jai, aš čia nieko negaliu padaryti. Aš galiu padaryti. Aš galiu sugrauti tau supestus daiktus ir palinkėti tau sėkmės. Su vaikais nespėsi atsisveikinti. Nesielk. Man nesielk. Tu sakai, man nesielk, tu pats ten valgėjai su tą šliundrą. Iš vis apie ką nors galvoja. Išskyrus ją aš tam Taip galvoju. O kodėl tu galvoji, aš vis dar čia? Ką, kodėl neišėjau? Koks tu supistas altruistas! Gal gyveni su manim, ar ne? Ir tau labai aš rūpiu, taip? Klausyk, gerai nemanipuliuok, aš suprantu, įskaudinta esi. Įžeista, bet vaikais nereikia man grasinti. Jeigu nori imtis iš manęs, pažiūrėsim, kuo čia baigsis. Pabandyk. Šauna vebalas! Girdėjau, šukės laimę neša, bet tam ir puikios fontanais. Išnyka. Problemos rojuje. Aš nesuprantu. Tu iš tikrųjų tokia kalė? Ar jie tik apsimetė? Na, žinai, tave laikiau artimiausia šiame ofise. Tol, kol nepradėjai kištis į mano gyvenimą. Na, žinai, iki kol neatsirado Gvidas, tada tu pasijautei visagali. Ne viskas rožiam kulata, kaip atrodo. O tai jūs susipykot? Žinai, niekas nesujaukia taip minčių, kaip žmogus apakintas pykčio. Tavo pietus ant žemės. Sės? Pakaks abiems tikrai. Vėlgi pasidalinti. Na, matai kaip. Aš jums neduosiu laiko. Net jeigu jūs mane šiandien atsiprašys, viskas. Aš jau padariau sprendimą. Jūs negalvojat, kad prarandat galimybę išsaugoti šeimą? Šeimą? Kokią šeimą? Jis man aiškina, kad visą gyvenimą myli kitą. O nebandėt pasikalbėti su ja? Jūs žinot, kas jie? Aš tikrai nesižemėsiu ir neieškosiu jos. Nes žinot, yra toks pasakymas, kad susitikimas su tuo, kam jauti tą didžiulį pyktį, kaip tik pagerina tą savijautą. Tai jūs man siūlot su ja susitikti? Ne, aš tiesiog sakau, jūs galite įsivaizduoti. Ką jūs norėtumėte dabar jai pasakyti? Kad aš nežinau jos situacijos. Aš nežinau, ar nežino apie mūsų vaikučius, apie mane. Gal jinai yra lygiai taip pat apgauta kaip ir aš, ką? O jeigu nežino apie mus, tai jinai yra tokia kalė. Jinai yra tokia kalė, su kuria net neverta yra kalbėti. Ačiū jums. Geras dienos. Jeigu susitikim, prašau, nebegaliu tokiuoti. Klausau jūsų. Alio. Negirdžiu jūsų.
Ne, aš kai sakiau, kad mes su klientais nesusitikinėjom. Nepadarytum išimties net dėl manęs? Ne. O kaip kitos čia dirbančios, jos gal ankstesnės? Jeigu nori, galiu užrašyti pas Mantę arba Viką. Jeigu netrunko. Nežinau, gal ir gali. Jos gal būtų labiau pasiryžusios. Klausyk, tu esi labai geras klientas, nenorėčiau tavęs prarasti. Ir šiaip labai geras žmogus. Bet tavo teisė rinktis. Galiu tave pas Mantę arba Viką užrašyti. Įsižeidai? Ne. Neįsižeidžiau. Šiandien užteks. Ką ne taip padariau? Keista, Gvido šiandieną ofise nėra, o dovanas keliauja. Pasipuošk ir būk nurodytų adresu. Gvidas. Oho, koks jis paslaptingas, žinai. Pavydžiu aš tą. Ko? Karjeros pralova? Na gerai, talentingai ir tu. Kažkiek. Kažkiek. Eis pažiūrėt. Vau. Oho. Nu, super. Noriu tau prisipažinti. Meilė? Ta vakarą, kai tu išėjai iš mano namų, aš permiegojau su kitu. Tiksliau, kita. Nesupratau. Viltė. Jinai kaip ir mano simpatija. Palauk, tai čia nori pasakyti, kad prisipažinti, kad esi biseksuali, ar kad tau neužteko manęs?